Sveiki atvykę į antrąją Libra Lures masalų pristatymo serijos dalį. Mano vardas Hubertas ir būtent čia pristatysime jums visus mūsų masalus. Pagrindiniai sutvirtinimo metodai ir jų elgsena vandenyje. Pradėkime. Šio epizodo herojus bus dar vienas Predator serijos masalas Embryo Shad. Embryo Shad buvo sukurtas tam, kad gaudytumėte ešerius, sterkus ar lydekas. Jis man taip pat pasiteisino gaudant upėtakius, o pastaruoju metu vasaros laikotarpiu šį masalą labai gerai puola šapalai. Čia turime Kraken Shad masalą Hot Yellow spalvos, o čia Hot Orange Embryo Shad. Matome, kad šis masalas išsiskiria visų pirma tuo, jog pilvo srityje turi specialų pastorėjimą. Tai yra reikšmingas pokytis, nes dėl to masalas vandenyje juda visiškai kitaip nei Kraken modelis. Embryo Shad dėl to, kad turi pastorėjimą pilvo srityje, ant meškerės elgiasi visiškai kitaip. Ką turiu omenyje? Kai trauksite šį masalą, iš karto pajusite, kaip ši guma dirba vandenyje. Čia masalas turi žymiai stipresnę eigą ir tai pajusite net savo meškerėse, kai masalą trauksite to lygių tempu, tiesiog sukdami ryte, būtent taip, kaip kartais būna veiksmingiausia prie vandens. Be to, ši guma visiškai kitaip elgsis krisdama, ką netrukus ir patys pamatysite. Embryo Shad šiuo metu yra 9 spalvų ir 2 dydžių 2 ir 3 colių. Be to, būtent dėl to, kad turime plūduriuojančią medžiagą, galime naudoti platų įvairių kabliukų pasirinkimą, kad prisitaikytume prie pačių išrankiausių plėšrūnų. Ir kas smagu, visos Predator serijos masalai yra prisotinti žuvies aromato, kuris žymiai padidina mūsų sėkmę prie vandens. Netrukus jums parodysime pagrindinius kabliukų montavimo būdus ir kaip šis masalas elgiasi vandenyje. O čia jau turime paruoštą Embryo Shad 3 colių Hot Yellow spalvos. Pats pagrindinis žvejojimo guminukais būdas – tai džigo galvutė, kaip sakoma, nuleidimas, pakėlimas ir taip visą gyvenimą. Bet nebūtinai, nes šio masalo privalumas tas, kad jį galime pateikti ir tolygiai traukdami, tai pasiekdami ne tik patrauklų, bet ir labai efektyvų žaidimą. Pažiūrėkite, kaip jis elgiasi vandenyje. Antras būdas uždėti masalą yra nedrik, tai yra plokščia švininė galvutė, kurią dedame ant dugno tam, kad tingūs plėšrūnai, ypač rudenį, žiemą arba ankstyvą pavasarį, galėtų ramiai užpulti tokį masalą. Čia turime uždėtą 3 colių Embryo Shad spalva 003. Netrukus pamatysime, kaip šis masalas atrodo padėtas ant dugno. Trečiasis metodas, kurį šiandien noriu jums parodyti, yra klasikinė čeburaška, tai yra metodas, tikriausiai daugeliui iš jūsų jau žinomas.
Netrukus pamatysime, kaip dirba mažiausias šado embrionas, tai yra 2 colių ilgio spalvos 020 elektro. Ir turiu pripažinti, kad tai yra nepaprastai efektyvus masalo užvėrimo būdas, nes pats tuo įsitikinau savo asmeninėse žvejybose. Taip pat nepamirškite, kad dėl to, jog čia naudojama plūduriuojanti medžiaga, galime taikyti įvairius masalo užvėrimo būdus, tokius kaip drop shot, šoninis pavadėlis, Carolina Rig ar Tokyo Rig. O apie visą tai, jeigu jums reikia daugiau informacijos, net ir apie tai, kaip užverti masalą, galite perskaityti mūsų katalogės svetainėje libralures.com. Ten pamatysite, kaip užverti masalą ir kaip atrodo jau užverti šie masalai. O dabar pažiūrėkime, kaip juda mažiausias embrionas būtent ant čeburaškos galvutės. Nėra ko slėpti, Libralures visų pirma asocijuojasi su stiklainiais, kuriuose rasite mūsų kirminų formos masalus, sukeliančius sumaištį prie upėtakių vandenų, bet taip pat gaudančius įspūdingus šapalus, meknes ar netgi šapalus. O iš Predator serijos turime jums paruoštus būtent tokius patogius blistrus, kuriuose rasite įvairių mūsų Predator serijos masalų. Čia kaip tik turiu Embryon Shad 3 colių dydžio, o tokiame pakelyje rasite net 8 mūsų masalus. O 2 colių dydžio pakuotėje rasite net 10 tokių guminių masalų. Papildomai verta paminėti, kad parduotuvės taip pat turi galimybę parduoti mūsų masalus po vieną. Dėl to galite patogiai susikomplektuoti rinkinius taip, kad visada prie vandens turėtumėte tai, ko jums prireiks, norint pagauti didelius ešerius, sterkus ar lydekas. O jei tau reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus ir jų apginklavimo būdus, apsilankyk svetainėje www.libralures.com. Ten rasi mūsų naujausią katalogą, kuriame aprašome visus savo masalus. Tuos, kurie jau yra, ir tuos, kurie netrukus bus prieinami. Be to, užsuk į mūsų Facebook, Instagram, TikTok paskyras. Mūsų rasi beveik visuose socialiniuose tinkluose, kad galėtum gauti visą informaciją apie mūsų masalus ir naujienas, kurias ruošiame jums. Iki pasimatymo kitame įraše.